Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa apima įvairias žemės ūkio veiklos sritis. Viena iš jų – ekologinis ūkininkavimas. Pažiūrėkime, ką apie tai žino praeiviai, kam ši veiklos sritis yra skirta ir kuo ji naudinga ūkininkams. O ką jūs žinote apie ekologinį ūkininkavimą? Kad visiems yra sveikiau ekologiški produktai, bet žinau, kad turbūt brangiai kainuoja gauti visokias licenzijas, kad būtų ekologiškas ūkis. Ekologinis ūkis, kur viskas auginama be tokių chemikalų. Ekologinis ūkis turbūt tai, kas modernu, tai, kas sveika, ekologiška, bet ir dažniausiai brangiau kainuoja. O ką galvojat apie ekologinį ūkininkavimą? Nieko. Ar reikalingas? Ekologinis man tai ne. Tai yra viena iš žemdirbystės sistemų, kurioje negalimas arba griežtai draudžiamas sintetinių trąšų, sintetinių pesticidų, sintetinių vaistų naudojimas. Išskirtinumas tos žemdirbystės sistemos yra tame, kad ūkininkauja dirvožemyje negali būti jokių sintetinių cheminių medžiagų likučių ir pačioj produkcijoje irgi negali būti jokių sintetinių cheminių medžiagų likučių. Ką tu galvoji apie ekologinį ūkininkavimą? Ar reikia to? Tikrai reikia ekologijos žemėj, nes vis tiek chemija kenkia tiek dirvai, tiek gamtai. Tai manau, tikrai reikia ekologijos. Manau, kad jo, kad dabar keičiasi viskas ir su tais visais klimato atšilimais ir visa kita, kad manau, kad reikia tikrai. Reikia, nes šiais laikais tai daug tos chemijos ir daug visokių nuodingų medžiagų chemizuotam ūkyje. Nemažai patenka chemikalų į vandens telkinius ir taip toliau. O kodėl? Šiaip galvoju, gal ir sveikesni produktai yra, mažesnė tarša gamtai. Taip, ekologija reikalinga visose srityse. Žinoma, 100%. Klausimas, ar Lietuvoje kada bus, gal po kokių, 5-10 metų. Manau, kad taip. Kodėl? Kad gyventume sveikai, kad būtų prieinamas tas sveikas produktas kiekvienam žmogui, nes jeigu mes naudosim nesveikus produktus, tai viskas atsiliepia ir sveikatai, ir emociniai būsenai, ir visam gyvenimui, visai aplinkai, kurioje mes gyvename. Kad patys žmonės būtų sveiki, nes jeigu ekologiškai neūkininkaus, negausime ekologiškų tų produktų ir tiesiog mes patys galim tada turėti kažkokių sveikatos problemų ar dar kažko. Reikalingi kažkiek. Net jeigu viskas būtų ekologiniai ūkiai, tai pritrūktų maisto, tai kažkiek truputį tokių, o taip tai sveikiau. Manau, kad tai yra tikrai naudinga. Kodėl? Nes gauname ekologiškų produktų iš savų ūkininkų ir žinom, kad valgom ne kažkaip patręštus augalus, ten grūdus ir panašiai, o valgom ekologišką produkciją. Poreikis tos švarios, neužterštos sintetinėmis cheminėmis medžiagomis produkcijos poreikis tikrai didelis, su kiekvienais metais didėja įvairiais klausimais ir norinčių ekologiškai ūkininkauti tikrai nemažėja, o didėja. Rinkoje nors yra ekologiškų produktų, bet jų nepakanka ir poreikis tikrai didelis, gal Lietuvoje taip mes nejaučiame, bet ES yra ir dideli prekybos centrai, kur prekiaujame išskirtinai tik ekologiškais produktais. ES ekologiniam ūkininkavimui kelia 10 tikslų, ten surašyta reglamentuose, apima visą aplinką ir plačiau, ir klimato kaitą, ir dirvožemio degradavimą, kas neturėtų būti ekologiniam ūkininkavimui, tas, kad mūsų aplinka būtų saugesnė, ekologinis ūkininkavimas tikrai neteršia ir tikslas išauginti, kaip čia minėjau, sveiką, neužterštą įvairiomis sintetinėmis medžiagomis produkciją. Sakykite, ką jūs galvojat apie ekologinį ūkininkavimą? Bendrai, tai mums reikalinga ekologinė produkcija. Bendras, gal mano asmeninis noras, kad tai taptų bendras standartas visur, kad ekologija visur būtų dominuojantis kaip standartas. Nemanau, reikia, kaip sako, pasirinkimo. Vieni įsivaizduoja vienaip tą žemės ūkį pasaulyje, Europoje, Lietuvoje, kiti kitaip. Aš manau, kad tas natūrali plėtra ekologinio ūkininkavimo, kur dabar ES kalbama apie 25% iki 2030 metų, Lietuvoje tai yra 15%.
procentų. Tai yra visiškai normalu, kad ekologinis ūkininkavimas būtų dominuojantis, užimtų viską. Aš nemanau, kad to tikslinga siekti. Kaip Jūs galvojat, gal galima gauti paramą, jeigu nori ūkininkauti ekologiškai? Manau, tai. Šito tiksliai nežinau, bet manau, kad turėtų būti tokia parama. Be abejo, kažkur duoda. Ir visur duoda. Europinių pinigų yra. Tik reikia labai tvarkingai su jais elgtis. Šiaip kiek skaičiau, tai vieno ūkininko pasisakymą, tai sumažėjo šiemet ekologiškų ūkių Lietuvoje dėl to, kad negaunam paramos, kaip nekeista, paradoks. Šito nežinau, įsivaizduoju, kad galima. Gali, nes jisai ekologiškai augindamas mažiau visko užaugina, mažesnis derlius ir jam gal pragyventi sunkoka. Aš manau, kad galima, taip. Manau, tikrai. Tai tik dar labiau skatint turėtų. Žinoma, kad turi duoti. Turi duoti. Žinoma, už tai, kad labai sunku išauginti ekologinį, be trąšų, be nieko, o dabar šitokios vasaros karštos, šitai puola vabalai, visokie parazitai, viskas čia nelengvas darbas. Tai visų pirma, reikėtų pateikti paraišką tiesioginiam išmokom, kur jūs paprašysite paramos už ekologinį ūkininkavimą. Taip pat kreiptis į sertifikuojančią instituciją ir sertifikuoti plotus. Tik tada būtų galima gauti paramą už ekologinį ūkininkavimą. Ar galima gauti paramą už tvariai savo sode auginamas bulves? Manau, kad ne. Paraminės taisyklės sako, kad mažiausiai deklaruojamas plotas ekologijai gauti yra 1 hektaras, kuris negali sudaryti iš mažesnių laukelių nei 10 arų. Tai kaip žinom, pagal viską ten sodose tikrai yra nedaugiau kaip 10 arų, tai tas sodo teritorija gali būti per maža gauti ekologinę paramą. Kokio dydžio parama gali būti teikiama už 1 hektarą ekologiškai auginamų bulvių? Net nežinau, iki 20 000 gal kokį. Nu ne, tiek daug tikrai neskiriam, kaip ir minėjau. Jeigu ūkininkaujama ir auginamos bulvės, tai yra daržovė, tai galima gauti už hektarą 448 eurai, kas gali būti išskaidyta į 2 mokėjimus, tai 381 euras būtų mokamas kaip avansas iki lapkričio 30 nuo spalio 16, o jau nuo gruodžio 1 sumokama 67 eurai, ta likusi dalis, kuri liko nuo avansinės išmokos. Paramos tai realiai yra neatsiejamas dalykas. Be jų sunkiai, jeigu jų nesinaudotume, tiesiog viskas užtruktų daug ilgiau, įmanoma, bet tai yra didelė našta. Pasvėrus įsipareigojimus, priėmus paramą, viskas tai įmanoma ir viskas kaip per sviestą tada vyksta, jeigu tik žinai, kam naudoji ir turi tikslą. Su projektais padėjo tėvai ir konsultantai. Pradžioje konsultavo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybą. Dalį tikrai pavyktų ir patiems. Kiek pastebėjau studijų metais, kad projektus eina tikrai rašyti, tiesiog einant per sistemas, per internetą, yra platformos, yra anketos, tiesiog pildai ir gali pasinaudoti tam paramom, nieko ten biurokratizmo. Jis atsiranda biurokratizmas tuomet, kuomet reikia tvarkyti tos įsipareigojimus, kai reikia sisteminti visus tuos produkcijas, galim taip išreiškti ir taip. Teks turėti daug ryžto, stiprybės ir tokio kaip idėjinio darbo, nes kartais gali pasirodyti vieni ar kiti metai, kad tai bus neatsiperkantis dalykas, sunkus, bet grąža būna itin didelė, kuomet tu gauni ar tai tos pačius klientus, kurie ateina tavo produkciją pirkti, ar tai užsienio rinkos, kurios atsidaro retkarčiais ir tu spėjai į jas įlysti ir tada gauni ryšius ir bendradarbiauji nuolatos jau su jais. Ryžtas užsispyrimas ir galiausiai atsiperka. Dėkojame, kad žiūrėjote. Daugiau informacijos apie Lietuvos kaimo plėtros programas galite rasti Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėje. Ekologinė markytė. Ojei, kaip skani markytė!